antrakotus su padažu su Roquefort, su žaliu sūriu, su pelėjusiu. Pelėjusi čia specialiai yra, valgomi. Daržovės mūsų supjaustytos. Dabar pasidarom tokį padažiukį strakmalą. Vieną šaukštelį ražumo, kaip gerą, ir užpilsim vandens. Tam pilam truputį alyvuogių aliejaus. Na, tik užteks. Čia truputį, visai truputį. Mūsų antrakotai jau nudžiūvę, gražūs. Gerai dedam. Na, ten mes įdėsim mūsų sūrio, Roquefort. Savus atirpsta. Dėsim dar gabaliuką. Tiek dviem antrakotam užteks. Na, dabar ten ant Roqueforto užpilsim plytinės. Daug padažų nereikia. Ant dviejų antrakotų, man atrodo, ko užteks. Dabar laukiam, kol užvirs ir sutirštės. Na, dabar užsiėmam mūsų daržovėm. Ant didelių dujų. Iškart dedam papriką. Mums reikia sartyt suminkštyti. Nereikia, kad išsitušintų. Na, mūsų daržovės jau suminkštėjo. Pilam krakmolą, kad jos blizgėtų. Nu, va, turim antrakotą. Galime dar užpilti daugiau Roqueforto. Jisai tinka. Na, ir mūsų daržovė, prašau. Na ir truputį, kaip visą laiką, vyno padažo, sirupo, kuris labai tinka. Nu ir visiems prie stalo.